Tai sveiki visi, vėl aš apie tuos kvepalus, bet žinot, kam nepatinka ta tema, jūs neprievartaukit savęs, nesiklausykit, nežiūrėkit. Čia skirta tiems, kuriems patinka. Tai aš būtent tuom ir dalinuosi ir šį kartą pakalbėsiu apie naujus mano kvepalus, nors jie yra labai seni kvepalai. Aš manau, kad yra moterų, kurios kažkada pirko juos, kažkada juos naudojo. Aš dėja nenaudojau. Bet kiek save atsimenu, jie man tuo laiku labai patiko, tik aš tuo laiku negalėjau sau leisti įsigyti kvepalų. Buvo toks etapas, kaip sakant. Tai pradėsiu nuo organzos. Tikrai daugumai žinot šį kvapą. Aš jau buvau pamiršus, kaip šie kvepalai kvepia. Pirmą kartą, žinokit, man teko juos uostyti prieš kiek čia metų. Man, žinokit, buvo kažkur tai 20-21, vat. Tuo laiku, kai aš mokiausi Vilniuje, aš mokiausi kažkur apie metus laiko, aš vaikščiodavau su tokia viena draugė, Valentina. Jinai labai mėgo kvepalus ir, žodžiu, mane, galim sakyti, užvedė. Tai atsimenu tą patį pirmą kartą uosčiau šiuos, man atrodo, prie Balto tilto tas univermagas buvęs, ne? Jis taip vadinosi univermago, aš jau nebeatsimenu, nes aš aplamai Vilnių jau, galim sakyti, pamiršus esu. Ir labai seniai aš tuo kraštu vaikštinėjau, nes aš tuo laiku gyvenau Giedraičių gatvėje, bendrabuty šitam. Ir buvo mėgiamas tos parduotuvės Kristijanos. Aš atsimenu, Pilies gatvėje buvo tokia parduotuvė, aš nežinau, ar dar lig šiol jinai yra. Čia kiek metų atgal. Tai mano buvo pomėgis vaikščioti ir uostyti tokius kvepalus ir netgi Dior Poison, kur prieš metus nusipirkau, aš irgi juos būtent pirmą kartą ir pauosčiau prieš 20 su virš metų. Tikrai dabar šie kvepalai nėra brangus, galima tikrai jų dar nusipirkti, tik internetinėse, man atrodo, parduotuvėse arba kokiose nors parduotuvėlėse, nedidelėse. Aš manau, kad įmanoma. Kol kas jų dar yra, bet, kaip sakant, jų sklinda gandai, nežinau kiek metų, kad yra jie nuimti. Man atrodo, Poema nuimta lankom. Nežinau, žinokit, sunku man pasakyti, bet matomai dar jie likučius išpardavinėja, o kadangi mažai kas tokias senienas jų perka, tai jų dar vis yra. Bet žinokit, verta, po šitiek metų aš vėl uostau tuos kvapus ir žinokit, aš kaifuoju. Aš jau vakar prasipurškiau, aš su Poema pavaikščiau jau vakare. Nerealu, žinokit, bet aš su jumis dar kartu, kaip sakant, papasakosiu jums tą savo pirmą įspūdį po šitiek metų. Ir ar nepakito kas nors. Bet, kaip sakiau, aš organzos jų kvapą nebeatsiminiau, kaip jinai ten kvepėjo. Bet galiu papasakoti maždaug, kaip aš dabar savo dabartinę nosimą žodžiu. Tos visos kompozicijos tų 3 kvepalų yra labai tokios sudėtingos, nes juose labai daug visko pridėta. Pasižiūrėjus į natas, žinokit, galva apsisuka, nes tiek visko prirašyta, tiek įvairiausių gėlių, labai daug komponentų, tad kažką labai ypatingo išskirti yra ir sunku. Čia galbūt su laiku aš išskirsiu ir testavimas iš tikrųjų vyksta netgi, sakyčiau, visus metus tų kvepalų. Ne taip, kad 1-2 savaitės. 1-2 savaitės tu maždaug supranti tą kvapą, maždaug žiūri, kiek jisai laikosi, bet kvepalai jie pastovėję metus laiko, aplamai paintensyvėja. Tai čia, kaip sakant, ilgas procesas, taip aš suprantu. Man iš tų visų 3 organza yra tokia pati švelniausia.
labai daug gėlių. Aš užuodžiu, tarkim, tuos gvazdikėlius, tos gėlytės gvazdikėliai. Nors tarp kitko mano jų prasideda migreniniai galvos skausmai, bet kvepaluose man tai neerzina. Aš netgi rekomenduočiau jaunoms moterims patestuoti šios kvepalus. Tikrai. Tikrai jūs atrasit kažko tai naujo. Žinoma, šitie kvepalai nėra jau to seno leidimo, jie yra naujesnio leidimo. Jie vis tiek netokie, kokie buvo prieš 20-30 metų, nes tarkim lankom Poemą, tai man atrodo dar vyresnė, bet žinoma, jos dabartinė pagaminimo data tikrai ne kokių 85 metų. Gėlių. Čia yra gėlių kvapai. Aš organzai užuodžiu gėlių kvapus. Organza tokia, sakyčiau, šiam momentui, tai yra pavasariui, vėsesniam orui. Nes jin tokia yra lengvesnė, subtilesnė, švelnesnė. Bet aš tai kalbu šiai dienai, kai bus toliau, žinokit, bus ir atsiliepimas po kurio laiko. Ir būtent aš nuo jos ir pradėjau, nes jinai yra pati tokia švelniausia iš tų visų. Toliau Poema. Lankom. Čia, žinokit, šitą kvapą aš įsimylėjau. Aš, žinokit, jos neatsimenu. Tikrai neatsimenu aš jos. Bet kai aš pavošiau, man labai girdėtas kvapas. Ir aš pradėjau kaifuoti. Aš vakar išėjau pasivaikščioti, pas mus lietus labai žiauriai lijo, žaibavo, bet žinokit, Inga vaikščiojo vis tiek, skėčiaus net nepasiėmiau. Visą sulijau, pasivaikščiau savo, kaip sakant, ratelius. Ir kaip skaniai pakvipo man ta Poema, nerealu, žinokit. Bet čia aš užuodžiu medų. Ir geltonos, žydinčias gėlytės, pievos gėlytės kažkokias tai. Kaip būtų, kad pienė. Šiuose kvepaluose irgi labai daug visko pridėta. Man tai nerealus kvapas. Aš nežinau, kodėl jinai kitiems pasirodo kitokia. Aitri, sunki. Aš sunkumo nejaučiu. Bet pas mane tikrai ne 80 metų, jie, kaip ir sakiau, jie truputėlį jau kitokie negu tų laikų. Bet, sako, Poemai reikia bent jau 1 metų pastovėti. Jinai tada priprasta, jinai tada vis labiau atsiskleidžia, bet žinokit, man tai nerealus kvapas. Ne tai tas, kad medaus kvapas, bet ir jaučiasi prie to medučiaus. Viso ko, iš tikrųjų, viso ko. Bet faktas jau jisai gal link tokio vėsesnio oro. Bet žinokit, man tai nuostabus kvepalai. Ir jei juos nuėmė, yra dar tik likučiai kai kur, tai aš manau, kad ekstra buteliukas pas mane bus. Tiek Poema, tiek Organza kainavo virš $60. Kažkur taip. Už tuos 3 visus kvepalus mokėta buvo 160 su visais taksais. Aš iš tikrųjų užsakiau 4 kvepalus, buvo 4 Trussardi dar vienas, bet jie man atsiuntė 3, apie 4 nieko. Vyrui pasakiau, kad sakau, tu paskambink, išsiaiškink. Atseit tas 4 po kažkur 2 savaičių atkeliaus. Nesakau, čia man tas nepatinka, tegul grąžina pinigus ir kada jau reikės, tada reikės, aš užsisakysiu vėl. Tai aš jau tos elektroninės parduotuvės nerekomenduosiu, man jau ten nepatiko. Čia aš kitoj pirkau elektroniniai parduotuviai, nes tiesiog man buvo pigiau. Ar ant $10 buvo pigiau nuo kiekvienų kvepalų. Tai aš kažkaip rizikavau pakeisti kitą parduotuvę ir gavau, kaip sakant, taip.
pasimokiau, nebeužsisakysiu, įlindau į elektroninę parduotuvę, tą šuniuką vėl galėjau dėti krepšelį. Tai jeigu jo nėra, tai kam nerašo, kad jo nėra. Tu jį nusiperki, bet gausi ten, nežinau, jei gausi. Čia vėlgi, kaip sakant, nesvarbu, svarbu kažkas atėjo, svarbu mes laiku susigrebėm ir taip toliau. Pakalbėsiu dabar apie Dali kvepalus. Aš jų, žinokit, tikrai neatsimenu. Nosytė ir lupytės. Aš jų tikrai neatsimenu, bet pagal kvapą man atrodo, kad kaip ir atsimenu. Tai čia pats toksai stipriausias kvapas, labai stiprus. Šleifas, žinokit, nuo jo, jis pats pigiausias buvo, gal $25 kainavo. Čia jau galim sakyti uniseksas. Jau čia gali ir vyrai tokiais kvepintis. Ir žinokit, man atrodo, man jie užneša į šitą Krasnąją Maskvą, nežinau, kažkokią tai turi panašumą. Toks, žinokit, tikrai ta seniena atsiduoda, kaip kiti sako, močiutėm ir taip toliau, bet jinai taip atsiduoda iš karto, kai tu pasipurški, taip trenkia, bet žinokit, tos popieriukus pasidėjau ant komodos, kaip kvepia nuo šitų skaniai. Tai yra irgi gėlių įvairiausių, bet žinokit, aš ir galvoju, kas stabdo tas gėlytes, kad nėra taip saldu. Man užsiuodžia samanos. Man grinai užsiuodžia samanos ir tos samanos turbūt duoda tokį, kaip pasakyti, efektą, tą stiprumą, kad galima sakyti, jog tai ir vyrams tiktų. Samanos tokios, tokios jau pribrendusios man užsiuodžia. Dabar aš tų natų jums nesusakysiu, ten tose natose aš ir pasiklyščiau, kiek ten visko yra įvardinta. Aš tik tą pirmą įspūdį, bet irgi ir saldumas jaučiasi, bet tos samanos užgožia tą saldumą, bet žinokit, kaip nerealiai užsiuodžia kambarį, tas kvapas, tas šleifas, koks eina. Tai eina dabar nuo popierėlio, jisai pastovės aplamai. Tai aš rekomenduočiau būtent patestuoti tas lupytes, jei rasite kur nusipirkti, aišku. Mačiau aš Lietuvoje internetiniai parduotuviai Varlė.lt, nereklamuoju nieko, tiesiog aš draugei metinėjau nuorodas, jie erzinau, žodžiu, nes man buvo įdomu sulyginti kainas tiesiog, kiek Lietuvoje kainuoja ir kiek pas mus. Pas mus iš tikrųjų gal šiek tiek pigiau yra, bet irgi nerealus kvapas, žinokit, man patinka, bet tokį kvapą jau irgi, kaip pasakyti, čia ne dieninis jau kvapas, sakyčiau, toks vakarinis, nes jisai toks tvirtas, stiprus toks. Matomai aš jau baigiu pribręsti Chanel numeris 5. Jau matomai ateina tas laikas tokiems stipresniems kvapams. Mano uoslė jau taip greičiausiai. Dar žinot, ką aš užuodžiu? Kai pradarai tavo cigarečių pakelį, maždaug toks kvapas. Ne toks, aišku, bet plius minus, žinokit. Man patinka tos lupytės, nerealu. Tai žinokit, prieš išskridimą nenoriu užkrauti savo kompo failais, tai ir paleisiu viską, žinokit, ką dabar paskutinę savaitę filmuosiu, stengsiuosi paleisti. Naktim sėdėsiu, montuosiu, bet paleisiu, neužlaikysiu, bejau, kad, žodžiu, po to tiesiog ištrinsiu ir neparodysiu nieko. Ir man, žinokit, taip kilo mintis įvairiausių dar tokių pamastymų, dabar taip neįtėjom, apie kvepalus jūs supratot, kad čia tiesiog parodžiau, testuosim,
metus laiko tikrai testuosim kažkur tai. O paskui jau, kaip sakant, po metų apie juos turbūt pakalbėsiu, o gal net ir anksčiau pakalbėsiu, nežinau, žinokit, bus matyti. Tai pabaigai norėjau truputėlį taip pakalbėti su jumis apie tą visą montavimą ir filmukų kūrimą. Na, žinot, kurie ten nespėja žiūrėti, jūs neprievartaukit savęs, nežiūrėkit jūs mano to video filmuko. Nespauskit savęs, aš suprantu, kad jūs mane norit palaikyti ir taip toliau, pasižiūrėsit, kada turėsit laiko, jeigu norėsit ir taip toliau, jūs neprivalot iš tikrųjų, jūs neįsipareigoję esat man. Tai aš taip pamačiau, žinokit, kad gali būti, kad kelionėje aš kelsiu labai trumpus videofilmukus, nedarysiu aš tų reelsų, aš jų pakęsti negaliu, nors kartais pasižiūriu, bet pati aš tikrai nekursiu, nes tai formatas skiriasi ir man ten filmuoti ir tam neturiu aš tiek laiko viskam nufilmuoti. Tad formatas bus toks ir gali būti, kad bus kelioniniai tokie trumpi video vlogeliai, nes aš pamačiau, kad Vilija taip kelionės metu taip montuoja ir jinai savęs neužkrauna ir man tas patinka, nes aš tokia mėgėja filmuoti viską praktiškai, ne visai viską, aišku, aš atsirenku. Tai man po to ten užsikraustų failų daug ir gali būti, kad paskui aš ten už galvos susiimsiu ir nežinau. Ir gali būti, kad nieko nebenorėsiu kelti. Tai manau, kad taip darysiu ir jūs, kaip sakant, gyvensite su manim praktiškai kelionėje, kur aš būsiu, nežinau, kiek ten skirsis laikas. Kiek ten aš atsiliksiu dienom, bet aš manau, kad tokį mini serialą kaip Santa Barbara padarysiu, kažkas tokio, gal net sunumeruosiu skaičiukais, iš kelionės, tokie mini serialas toks iš kelionės. Mano tokia mintis, aš nežinau, kaip jūs man patartumėte ten daryti, nes grįžus iš kelionės, nežinau, skirti labai daug laiko reikėtų. Ne man, iš tikrųjų ne man, aš ir taip turėsiu ką veikti. Pas mane kelios moteriškės iškart belsis su rangais, nagais, labai daug, kaip sakant, reikalų aš iškart turėsiu, daug darbų ir taip toliau. Tai mes šiam savaitgalį nieko ypatingo nesam suplanavę. Reikia nuvaryti iki Didžimekso, ten kai ko nupirkti, ko ten prašė, nežinau, ar mes ten gausim, tas tokie truputėlį pageidavimai yra neeiliniai. Bus matyti iš tikrųjų, tai mūsų čia galim sakyti toks kaip paskutinis savaitgalis prieš susikraunant tos lagaminus, nes kitas savaitgalis tai jau bus konkretus stresas, jau iš vis gyvensim lagaminų, kaip sakant, laiką, jau bus aplamai ne tas. Tai mes 2 katinus nuvešim pas vyro draugą, juos prižiūrėti ir 2 katytės paliksim namuose. Ateis žmogus, palaistys man gėlytės, prižiūrės katytės. Žodžiu, karts nuo karto sakau, užsukite, pasižiūrėkite, kaip čia kas atrodo. Maža kas, kaip sakant, namuose. Tai taip. Aš žinau, kad man bus sunku, nes jau ilgą laiko tarpą aš nebuvus Lietuvoje. Nors atrodo labai greitas laikas praėjo ir kiek čia tas praėjo, bet iš tikrųjų realiai tai nemažai praėjo. Tikrai nemažai praėjo ir gali būti, kad aš truputėlį šokiruota būsiu. Bet žinokit, jau šokiravo mane visai neseniai, tai yra vakar, kas mane stebi Instagrame arba yra Facebook'e. Pas mane galvos keli yra Facebook'e, kurie mane stebi YouTube'e. Tie supranta, apie ką aš kalbu, nes aš papostinau tokį vieną dalykėlį.
Aš sakiau, kad viešai labai apie tai nekalbėsiu, tiesiog išreiškiu savo mintis kažkur. Bet viena tokia pažįstama sako, gal tu žinok, pakalbėk viešai, nes sako, tai yra neblogas pavyzdys. Neblogas pavyzdys, kurie, tarkim, dirba su savim, kas eina tuo dvasingumo keliu, kad ir nebūtinai, kas eina dvasingumo keliu, kad va tokia situacija galbūt bus kažkam panaši ir jie žinos, kaip su tuo susitvarkyti. Tai aš manau, kad sekantis video ir bus apie tai. Bet žinokit, aš dar pagalvosiu, ar reikia labai tokio didelio dėmesio skirti. Taip, mes turim atkreipti dėmesį, jeigu mus puola, bet ar reikia labai analizuoti ir pateikti. Na, dar pagalvosiu iš tikrųjų. Jei pagalvosiu, tai va šiandien ir įrašysiu ir jum paleisiu. Kada galėsit, tada pasiklausysit. Čia, kaip sakiau, nėra privaloma, bet aš nenoriu užlaikyti kitai savaitėje, nes kita savaitė pas mane bus visiškai ant tempo. Jau bus visiškai ant tempo ir man tiesiog laiko bus gaila skirti montavimui. Tai dabar žiūriu jau tuoj 12 ir aš keliausiu jau Rokę pasiimti. Tai manau, kad šiam kartui tiek. Ačiū, kad žiūrėjote. Mergaitės, pirkite šitokius kvepalus. Rekomenduoju. Arba tiesiog susiraskite, patestuokite. Bet šiaip jiegi nėra brangus. Galite nusipirkti, nepatiks, išdalinsit, padovanosit kam nors, kam patiks. Nes, šitokie juokingi pinigai man. Nerealus kvapas, žinok. Patinka. Labai patinka. Visi kvepaliukai man patiko. Gerai, man užtenka jau plepėti apie tai. Susitiksim kitame video filmuke. Iki.